Audio Jungle. Dabar visi kartu pasižiūrėsime, kaip pasirašyti sutartį savitarnoje. Dauguma Gazkiemo parduodamų prekių yra keičiamoje taroje, kuri yra nuomojama. Nuomai būtina sutartis. Sistema pati jūs informuos, jei jums reiks sutarties. Arba sutartį galima sudaryti skiltyje Mano sutartis. Paspaudus mygtuką Sudaryti sutartis. Abiem atvejais jūs pateksite į sutarčių pasirašymo lauką, kuriame rasite trumpą informaciją, ką daryti. Visų pirma, turite pasirinkti sutartį. Pavyzdžiui, pasirenkam nuomos sutartį. Svarbu kartu su nuomos sutartimi pasirinkti ir kas kiek laiko norite mokėti už nuomą. Galimi variantai yra kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį ar metus. Sąskaitos jums bus išrašomas pasirinkto periodo paskutinę dieną. Atmintinėje yra surašyta pagrindinės sutarties nuostatos. Jei jūs esate fizinis asmuo, tai sutartį galite pasirašyti tik savo vardu. Ir jūsų rekvizitai bus atkelti iš jūsų registracijos formos. Jei matote, kad rekvizituose yra klaidų, jūs turite susisiekti su vadybininku nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu. Jūs pats atsakote už pateiktų duomenų teisingumą. Jei jūs esate juridinis asmuo, jums papildomai reiks pasirinkti, kas pasirašys sutartį įmonės vardu. Tai gali būti įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo. Užpildome prašomus duomenis, jei reikia įkeliame įgaliojimą. Patikriname, ar teisingi jūsų įmonės rekvizitai ir jei viskas gerai, spaudžiame išsaugoti ir tęsti. Atsidaro pilnas sutarties tekstas, kurį turite perskaityti, užpildyti banko trūkstamą informaciją. Ir jei jūs esate fizinis asmuo, papildomai turėsite perskaityti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą ir patvirtinti, kad su ja susipažinote ir paspausti toliau. Dar kartą atidarysite sutarties tekstą jau su nekoreguojamais laukais, kurį reiks patvirtinti mobiliuoju parašu arba Smart ID. Jūsų sutartis bus persiųsta juridiniam skyriui ir kai tik bus patvirtinta iš Gazkiemos pusės, jūs gausite pranešimą elektroniniu paštu. Sutartį sudarysite greitai ir sklandžiai, nereikės niekur važiuoti, kviečiu bendradarbiauti.